Sveiki, mėlyjeji. Šiandien mano pašnekovas, Lietuvos prezidentas, gerbiamas profesorius, tarybinis profesorius, muzikologas, politikas, visiems be galo gerai žinomas Vytautas Landsbergis Žemkalnis. Su Vytautu derinom interviu labai senai, labai ilgai ir pagaliau pavyko Vytautą prisikalbinti, atsakyti į mano keletą klausimų. Žinoma, prieš užduodant klausimus Vytautui buvo perspėta, kad mūsų žiūrovas yra labai konkretus, labai reiklus ir į klausimus mėgsta, kai yra atsakoma labai konkrečiai. Todėl, gerbiamas Vytautai, nieko nelaukdamas ir pradėsiu nuo pirmo klausimo, kuris man ir, manau, mūsų žiūrovams yra labai aktualus. Koks tikslas jūs privertė pasukti politikos keliu? Paimti pinigėlio, tai yra svarbiausia. Sakykite, o iš kur Lietuvoje galima paimti tą pinigėlį, iš ko jūs lobstate? Besaikio grobimo mūsų visų turto, žmonių turtas yra miškai, yra marios, ežerai, upės. Iš kur pas jūs atsirado tas gobšumas, besaikis godumas ir korupcinis vogimas? Kaip tai bebūtų keista, man atrodo, kad mes daug tų blogybių, savanaudiškumo, gobšumo, korupcinio vogimo iš valstybės paveldėjom iš sovietinės sistemos. Gal galite atsakyti, kam jūsų anūkui Gabrieliui Landsbergiui ir jo žmonai Austėjai prireikė to 1 milijono vertės sklypo, kurį besaikio gobšumo dėka pavyko susivairuoti bemaž už 1 eurą. Tik 1 euras, kiek pamenam, spauda rašė, kainavo šitas sklypas, apsiėjo jūsų anūkui su jūsų martele už 1 eurą įsigijo kažkokiais tai būdais. Kam jis? Reiškia, todėl, kad gera vieta, prabangi, paskui galima bus gerai parduoti čia. Ar jūs galit mūsų žiūrovui viešai pripažinti, kad jūs vagėte ir plėšėte savo šalį ir kad tai yra nusikaltimas prieš valstybę? Tai mes vagiam ir plėšiam savo šalį. Ir žmonių nusivylimas gyvenimu ir ta valstybė yra didžiulis. Tai yra tiesiog, aš sakyčiau, čia yra nusikaltimas prieš valstybę. Pereikime prie ekologijos klausimų. Šiandien jie labai aktualūs, aptarinėjami. Pavyzdžiui, Klaipėdos miestas bei aplinkiniai Klaipėdos rajono kaimai kenčia nuo uosto ar laisvosios ekonominės zonos, kurioje yra veikiančios įmonės, vadinkim, teršėjos, ir dėl šių smarvių žmonėms darosi nebeįmanoma gyventi. Ką jūs galėtumėte tiems žmonėms patarti, kuriem darosi vis sunkiau ir sunkiau gyventi aplinkui Klaipėdos rajono, Jakų kaimas prie būtent laisvosios ekonominės zonos? Ką jūs patartumėte tiems žmonėms, kurie gyvena prie uosto, prie laisvosios ekonominės zonos? Ką jūs jiems patartumėte? O jiems, tai jūs išvažiuokit. Palikit tą Klaipėdą, išvažiuokit, jeigu jums netinka. Jeigu jums Lietuvoje nepatinka, išvažiuokit, o mes dar pasiplėšim. Paskui ir mes išvažiuosim. Kai jau viską nuplėšim, tai jau ir išvažiuosim. Na, kadangi jūs taip atvirai atsakinėjat į mano klausimus, aš iš tikrųjų esu sukrėstas ir nustebęs, tai aš pabandysiu užduoti dar šiek tiek aštresnių klausimų ir tikiuosi, kad ir jūs atsakysite. Lietuvoje veikia nusikaltėlių klanai, tame tarpe ir jūsų klanas. Kodėl jūs kartu su kitais nusikaltėliais, tarkim, dar nekalėjime, kodėl jūs nesat pasodinti? Už daugelį ten aferų, Mažeikių naftą, už 1 litą parduotą ir galima būtų vardinti visokiausių nusikaltimų Lietuvai. Tos sistemos, kurios turėtų saugoti, jos iš tikrųjų saugoja nusikaltėlius. Ranka plauna.
Sekantis klausimas būtų, kaip apibūdintumėte savo veiksmus prieš mūsų valstybę ir jūsų naudojimąsi turimų statusų, jūsų statusų, kaip patriarcho statusu, prezidento, kai kas jūs įprezidentino, Gitanas Nausėda įprezidentino, tai prezidentas, jeigu jūs įprezidentino, tai aš net nelinkęs abejoti, kad jūs ne prezidentas. Gal galite apie tai pakomentuoti plačiau, kaip jūs veikiate, kaip gaujelė, ar kaip jūs veikiate? Begėdišką naudojimąsi to statusų, poziciją, kur galima susitarti po stalu ar po kilimu, susitarti, sutvarkyti reikalus ir galų gale teisingumas yra labai menko prestižo. Vos šeštas gerėja, bet ta sistema dėja įveikia kaip sistema. Jūs žinote, kad aš jau daugelį metų bandau kovoti prieš jūsų mafiją ir dėl to esu nukentėjęs. Man buvo keliamos bylos, daromos kratos. Ar galite patvirtinti, kad jūs esate mafija ir ką patartumėt man su jumis daryti arba kaip man elgtis? Tai mafija. O jeigu tu liudiji prieš mafijos narį, tai tave galima nubausti, tave bara, tave auklėja, kol tu dar jaunas diplomantas, jūs niekada taip nedarykit. Esu be galo sužavėtas už jūsų atvirumą ir pabaigai norėčiau užduoti tiesiog tokį klasikinį klausimą, kurį užduoda visi žurnalistai pokalbio pabaigoje. Kokie jūsų planai ateičiai? Galbūt važiuosim kur kitur, kur be sąžinės irgi galima gyventi. Ir ten ką nors apvoginėsim kitus, o Lietuvoje nebebus ką vogti. Neapsimokės vogti iš ubago.